Šiandien žiniose Panevėžyje vyko profesinių sąjungų atstovų konferencija. Panevėžys bendradarbiaus su Latvijos Rėzeknės miestu. Kraštotyros muziejų šeimas kviečia į naujas edukacinės programas. Šiandien Panevėžyje vyko Jungtinės profesinės sąjungos Panevėžio krašto profesinių sąjungų atstovų konferencija, kurios metu buvo svarstomas klausimas, ką daryti dėl stringančių dėrybų dėl kultūros darbuotojų ir darbuotojų teikiančių socialinės paslaugas kolektyvinių sutarčių. Matot, gal reikėtų sakyti teisybę ir jie labiausiai skriaudžiami yra. Yra žemiausi atlyginimai ir mažiausios garantijos yra, galva tai yra sąlygojo jų aktyvumą, bet aš skaitau, kad nuskriaustų žmonių Lietuvoje tikrai labai daug. Jeigu dabar žiniasklaida praneša, kad praktiškai pusė žmonių sutiktų dirbti už neoficialų atlyginimą, tai yra baisu, kada 500 000 emigravę, tai mes turim kažką pradėti daryti, arba iš tikrųjų važiuokim iš tos Lietuvos ir užmirškim ją. 6 su viršų metų esame Europai. Taigi mes turim artėti prie europinių minimalių atlyginimų. Tengi kažkur eina apie 2,7 tūkstančiai eurų. Taigi pas mūsų ir gydytojai dar negauna minimalaus europinio atlyginimo. Taigi esame Europoje, mes turim gyventi čia ir dabar europietiškai. Žmonės nori gyventi oriai. Toks retorinis klausimas. Ar jums nesuskaustų širdį, jeigu jūs uždirbat mažiau atlyginimų, negu žiemos laikį reikia sumokėti mokesčių? Taigi čia daugiau negu vergija, čia mes kažkur Romos viduramžiuose gyvenam. Kažkas gyvena per daug gerai, o kažkas tai visai blogai. Konferencijos dalyviai taip pat sprendė klausimą, ar pritarti nacionalinio streiko idėjai ir ar reikia Panevėžio krašte sudaryti streiko komitetą. Streikas tai nėra tikslas pas mumis, streikas yra priemonė tikslui siekti. Jeigu vyks dėrybos, kas yra, praktiškai turbūt pasaulyje taip nebuvo, kad valdžia sutiktų gerų norų, jie gražiai tik šneka, o kada prieinam prie to, kad reikia spręsti problemas, valdžia paprastai ir net užmiršta, kad reikia atsakinėti į raštus. Tai galvoju, kad tai yra neišvengiamas dalykas. Klausimas kada? Tada, kada bus patogiausias laikas ir kada bus didžiausias efektyvumas. Per 20 metų darbo sąlygos Lietuvoje darbo užmokestis negerėja, o blogėja. Lygtai yra profsąjungos ir lygtai jų nėra. Todėl mus privertė susivienyti tuos vadinamus nesusijungusias profsąjungas ir bandėm mes inicijuoti, kad būtų vykdomas darbo kodeksas. Tačiau prasidėjo vilkinimo veiksmai iš vyriausybės pusės ir privertė mus jau kalbėti apie sekančius žingsnius, kurie numatyti darbo kodekse, kad atsiklausti tautos, ar mes galėtumėm skelbti streiką tokiu atveju, jeigu su mumis nesikalbės valdžia. Planuojama, kad pirmosios dėrybos su vyriausybė dėl socialinių darbuotojų vyks kovo 21 dieną, tačiau jei nebus priimtas sprendimas tenkinantis ir vyriausybė, ir profesinės sąjungas, pastarosios neatmeta nacionalinio streiko galimybės, kuriam suorganizuoti prireiktų poros mėnesių. Panevėžyje lankėsi Latvijos Rėzeknės miesto specialiosios ekonominės zonos atstovai, kurie kartu su Panevėžio miesto savivaldybės darbuotojais aptarė ketinimą dalyvauti bendrame Lietuvos-Latvijos bendradarbiavimo per sieną projekte, kurio tikslas – sukurti bendras verslo aplinkos gerinimo strategijas bei verslo paramos infrastruktūrą. Mūsų Rėzeknė sieja pakankamai daug dalykų. Rėzeknė turi specialiąją laisvą ekonominę zoną, tai yra didžiulė zona, maždaug 1000 hektarų. Ir šitoje zonoje jau yra įsikūrę pakankamai daug verslininkų. Mes laisvos ekonominės zonos statusą siekiame taip pat. Rėzeknės savivaldybė kelia savo labai ambicingą tikslą padaryti Rėzeknės savivaldybę, kuriame iš tikrųjų verslininkams, investuotojams yra paprasta ir nėra jokių kliūčių kurti darbo vietas. Lygiai tokį pat tikslą kelia savo ir Panevėžio savivaldybė, bet to ir Rėzeknėje yra mokslinių institucijų, kurios gilinasi į mechatronikos sritis, nanotechnologijos sritis. Pas mus taip pat Rėzeknė nori šitoje srityje bendradarbiauti su savo aukštąja mokykla,
mes irgi to paties norime. Netgi aptarėm tokią galimybę, jog Lietuvos Panevėžio verslininkai galėtų pasinaudoti Rezeknės specialiosios muitų zonos teikiamom lengvatom prekyboje su Rusija. Taip pat svarstyta galimybė pasinaudoti Lietuvos-Latvijos bendradarbiavimo per sieną projekto lėšomis pratęsiant Janonio gatvę, kaip svarbia Panevėžio pramonės parko logistinė arterija. Viską mes darom iš tikrųjų visą tai tam, kad kuo greičiau pradėtų atsirasti naujos darbo vietos, nes verslas pirmiausia atsiranda ten, kur verslo aplinka yra palanki. Tai vat būtent šitą palankę aplinką ir mes ir kūrėme. Mes Panevėžyje turime daugybę puikių dalykų. Turime institutą, turime kolegiją, turime mechatronikos centrą, turime mokslo technologijų parką, kuriame kol kas sėkmingai veikia inkubatorius. Mes turime iš tikrųjų daugybę įmonių, kurioms reikia mokslinių tyrimų ir iš tų mokslinių tyrimų jos gali plėsti savo gamybą ir kurti naujas darbo vietas. Mes turime unikalią užsienio investuotojų asociaciją Panevėžyje. Dabar mums tik tai reikia visą tai sujungti į bendrą, vieningą, efektyvų tinklą. Ir tą iš tikrųjų darome. Panevėžio miesto savivaldybės bei Rezeknės specialiosios ekonominės zonos specialistai sukonkretinti dalyvavimo projekte gaires ir pradėti sprendimų priėmimo procedūras planuoja per artimiausias 2 savaitės, kadangi projekto paraiška turi būti pateikta iki gegužės 3-osios. Panevėžio kraštotyros muziejus prasidėjus kovo mėnesiui šeimas kviečia į naujas edukacinės programas. Jau šį sekmadienį, kovo 6 dieną, 13 val. Panevėžio bendruomenių rūmų kieme panevėžiečiai ir miesto svečiai kviečiami švęsti užgavėnę su spalvingais personažais, trankia muzika, smagiais pokštais bei blynais. Šventėje grumsis kanapinis su lašininiu, degs laužas, bus galima pasivažinėti arklių kinkiniais, laukiama čigonų taboro iš Maskvos, suktų prekiautojų žydų, daktarų, raganų ir velnių. Šventės dalyvius pradžiugins pirmieji sugrįžę paukščiai su nepaprastai nuotaikinga programa, bus galima dalyvauti sporto estafetėse, ragauti tradicinių užgavėnių valgių bei rinkti gražiausią užgavėnių kaukę, kurią pasigaminti ir kviečia muziejaus specialistai jau rytoj 11 val. Kaip žinoma, atėjo metas, kada reikia išvaryti žiemą, visas pusnis išvartyti ir pilvus prisikimšti, kad būtų sotus ir laimingi metai. Todėl kviečiam visas šeimas ateiti pasigaminti kaukę, pasimokyti papročių, tradicijų, užgavėnėms skirtų tų dainų tokių, kaip sukelti triukšmą, kad ta žiema kuo greičiau išeitų iš mūsų. Kovo 19 dieną muziejaus darbuotojai rengia edukacinę programą Veltinio istorija, kurios metu atėjusiems bus suteikta galimybė pasigaminti papuošalą iš veltinio. Šiuo metu jau labai populiaru ir labai daug moterų, vaikų ir vaikinų puošiasi įvairiausiais dirbiniais iš veltinio. Tai ir papuošalai, ir šalikai, ir tos pačios tapkutės, tačiau ne visada mes žinom, kaip atsirado tas veltinis ir kodėl jis toksai populiarus. Todėl visi atėję į tą programą galės ne tik patys pasigaminti papuošalą iš veltinio, bet ir sužinoti visą istoriją. Paskutinį kovo 6 muziejuje laukiami visi, kurie domisi juostų audimu. Lietuvių kultūroje juostų audimas tai apeiga, ryškiausiai atsiskleidžianti kraičio krovimo tradicijose. Daugiausiai juostų išausdavo mergaitės ir merginos iki vestuvių. Juostų audimo gabumai buvo labai vertinami, kadangi merginos į juostas įdėdavo savo viltis ir svajones. Senovėje buvo tiesiog merginom, moterim garbės reikalas mokėti išausti juostą, kurią puošdavosi ir pati, ir vyrai liemenį susijuosdavo. Toksai būdavo ne tik praktinis, bet ir simbolinis darbas. Todėl visus norinčius paskutinį mėnesio šeštadienį šio amato mokys tautodailininkė Gražina Kudrickienė. Jin dalinsi savo patirtimi ir visi norintys galės išmokti. Edukacinė programa Ausių juostos margą raštą kraštotyros muziejuje vyks kovo 26 dieną 11 val.